Gintarė šią savaitę liejo 9 prakaitus. Ji pasirinko vieną sudėtingiausių šokių – tango. Tikslas nelengvas – sujungti jausmingą Argentinos ir griežtą Europos šokio stilių. Iš tikrųjų, pirmadienį dar nelabai žinojau, kas tas tango. Tiesiog žinai, iš bendro išprusimo. Bet tarkim, kuo skiriasi klasikinis nuo argentinietiško, tai čia iš viso buvo kažkoks kosmosas. Ir kitų per savaitę turi įsisavinti labai daug naujos informacijos. Iš tikrųjų, tai sunku, aišku, kad sunku. Sunku, nes viskas yra labai nauja. Pasak poros choreografo Ronaldo Kirvelio, vienas populiariausių pasaulyje šokių, lietuvaitėms sekasi itin sunkiai. Pagrindinė kliūtis – per ramus temperamentas. O tango tai yra charakterio sukūrimas, tai yra iš tiesų sudėtinga. Tango muzika pasižymi veržlumu, yra staigių judesių, labai greitų judesių ir juos reikia parodyti. Pasak choreografo, Gintarė su tuo susitvarko neblogai. Tuo tarpu ji labiau džiaugiasi dėl kitko. Skirtingai nei praėjusiame šokyje, šiame nereikės vaidinti meilės. Pas mus bus labai toks dramatiškas šokis, jeigu pavyks perteikti tai, ką mes įsivaizduojam. Tai čia daugiau turės būti aistros negu meilės. O aistra daug lengviau, man atrodo, sukelti savyje negu meilė. Ar alsuos Gintarės ir Vytauto tango aistra, pamatysime netrukus.